Dabar jau savotiška egzotika. Gal numirs kitaip? Sveiki, draugai! Tęsiu pažadą išlepusioms ausims, tęsiu naujų muzikinių patirčių paieškas. Žiūrovams užklydusiems čia pirmą kartą rekomenduoju pradėti nuo pradžių ir pažiūrėti ankstesnį video. Iš karto, kol nepamiršau, primenu prenumeruoti ir spustelti liuksą. O dabar einam prie reikalo. Kas, kur ir kaip skambėjo. Ir ar buvo verta klausytis? Taigi, ateina visada visų laukiamas penktadienis, man šį kartą laisvadienis ir šį rugpjūčio 2 dienos penktadienį aš kalendoriuje pasižymėjęs dar vieną Pažaislio muzikos festivalio renginį. Vexila Regis Produent. Nesako nieko, ne? Man irgi nelabai. Vėl lotyniškai ir vėl Harry Potter ir Hogwartso burtažodžius primena. Bet tai ko tada renkuosi neaišku renginį, kuris skamba kaip Poterio keiksmažodžiai? Priežastis 3. Pirma, man laisvadienis. Antra, programoje grigališkasis choralas ir Juozo Naujalio chorinė ir vargonų muzika. Kad Juozo Naujalio man aktualu nelabai, bet kadangi atliekama didžiais, autentiškais vargonais, tai išgirsti tikrai smalsu labai. Ir trečia, įėjimas nemokamas. Ir dar 4, bonus gratis priežastis. Aš irgi lotyniškai išmoksiu. Renginys vyksta Kauno Švenčiausiosios Trejybės seminarijos bažnyčioje. Kas buvę bažnyčiose tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad dažnai bažnyčios erdvios, jų lubos kaip skliautai ir sienos mūrinės, storos, kietos kaip akmuo. Jis ir yra akmuo. Garsą atmuša kaip Forestas Gampas atmušinėja pingpongo kamuoliukus. Tai labai specifinė akustinė erdvė. Šiek tiek primena mokyklų koridorius, tik ten nebekryžiuojami vaikai. Man taip atrodo. Žodžiu, puikiai erdvė naujiems auditoriniams klausos patyrimams. Nuo vaikystės mane žavėjo viduramžiai. Riteriai, pilis, daug Age of Empire žaidžiau. Ir vardas mano iš to laikotarpio. O grigališkasis choralas yra būtent viduramžių vokalinė muzika. Dar ankstyvuoju krikščionybės laikotarpiu pirmieji krikščionys, taip bandydami įtikti dievuliui, pradėjo vystyti savo autentišką giedojimo stilių. Reikia prisiminti, kad tada dar net natų nebuvo. Tikri pionieriai. Grigališkasis choralas pasižymi monofonišku vienbalsiu atlikimu be muzikinio akomponavimo. Tai reiškia, kad visas choras turi būti tiek įgudęs, kad giedotų kaip vienas balsas ir žinoti, kad užtraukus kokią gaidą per šoną, joks vargonas, nei akordeonas tavo klaidos neužgoš. Kaip sakiau, grigališkasis choralas senesnis už natas. Nebuvo dar šiuolaikinės muzikos teorijos ir gerai temperuotų klavyrų. Todėl kūrinių skambesys šiuolaikiniai ausiai kiek neįprastas. Per radiją tokį vargiai išgirsi. Nebent Marijos radiją. Dabar jau savotiška egzotika. Kasgi atliks šią egzotiką? Grigališkasis choras Kantorės Montis Pacis. Kalno ramybės dainininkai. Taigi, kaip ta egzotika realiai? Pasakoju, penktadienis, nubundu patenkintas, kad man laisvadienis, visas suviliotas viduramžių egzotikos atsikeliu, paskaitau knygą, pasimankštinu, renginys tik 19 valandą, galvoju, turiu sočiai laiko, galiu tiek visko nuveikti. Tai sumastau, kad prieš renginį galiu atlikti sveikatingumo procedūrą iš viduramžių laikų. Nusileisti puslitriuką kraujo, nesavarankiškai aišku, nacionaliniam kraujo centre, neatlygintinai. Užplytą šokolado ir kvietimą į kino. Pasipuošęs, susiruošęs, prigėręs skysčių išvažiuoju troleibusu link geležinkelio stoties. Randu iškart ir eilės ilgos nėra, bet pažiūrėjęs į laikrodį suprantu, kad reikės pasiskubinti. Kraujuoju greičiau nei prieš mane kraujavęs pilietis. Stengiuos. Pasibaigus procedūrą iki koncerto pradžios buvo likęs kiek daugiau nei pusvalandis. Ilgai, nedelsdamas, dar siurbdamas obuolių sultis išeinu Rotušės aikštės link. Kiek paėjęs, suprantu, kad eidamas pėsčias vėluosiu. Pradedu ieškotis viešojo transporto, bet suprantu, kad vis tiek vėluočiau. Galvoju, reikia kviestis Boltą ir tik kilstelėjau nosį nuo telefono ir prieš akis matau. Stovi Bolto paspirtuką. Skrieju Bolto paspirtuku beveik 15 km/h greičiu.
Galvoju, būsiu vietoj pačiu laiku ir pyst. Kelią užkerta 6 juostų gatvė. Negi man dabar tik ką nukraujavus per požeminę perėją paspirtuką temptis. Galvoju, ne. Paskutinę atkarpą įveiksiu pėsčias, sparčių žingsnių nardydamas tarp žmonių artėjų link savo tikslo. Tuo tarpu mano ausyse Spotify Shuffle nusprendė, kad geriausias šiam momentui garso takelis Metallicos ir San Francisco simfoninio orkestro atliekamas Master of Puppets. Master. Tik vietoje Master aš girdžiu Faster. Sulig dainos pabaiga pasiekiu Jakšto gatvę 1, kur skulptūros formoje pasitinka Motiejus Valančius. Iš ausų išsitraukiu savo klausos soskes, nusibraukiu nuo kaktos prakaitą. Vėluoju vos kelias minutės. Galvoju, gal dar net nebus prasidėję. Tikslas prieš pat nosį. Įeinu į Kristaus nuotaką. Skverbiuosi gilyn. Jau ko nesitikėjau, tai kad penktadienio vakarą bažnyčia bus sausakimša. Žmonių pilna, pagyvenusių, jaunų, su mažais vaikais. Galvoju, yra kaip yra. Nebūtina sėdėti ir vaizdas man nesvarbus, bet norisi atsistoti ten, kur garsas geresnis. Žmonių tiek, kad šalia esančioje patalpoje buvo sudėtos kėdės. Visos nusėstos ir nusėsti visi patalpos pakraščiai. Įsivaizduokit, ateini į koncertą ir jums sako, štai, sėskit čia, įsipatoginkit, koncertas vyks šalia esančioje patalpoje. Bet žinokit, kad galėtumėte pasidžiaugti kerinčių muzikos skambesiu. Mes jums paliksim praviras duris. Va, tau ir nemokamai. Žodžiu, vietos nėra, bet lauk jau irgi nesiruošiu išeiti. Stoviu ten tarp durį, užsimerkiu ir klausau, kaip kantorės Montis Pacis gieda. Prakaitas varva, skersvėjis per sprandą traukia, galvoju, būsiu palaimintas perpūsta galva. Nu bet gražu, tikrai. Jei būčiau atėjęs anksčiau ir įsitaisęs ant suolo, tikrai būčiau pasimėgavęs fantastiškais garsais. Dabar teko nuolat praleidinėti praeidinėjančius žmonės. Kažkas šalimais koncerto metu nagrinėjo visokias dailylinčių nuotraukas. Girdėjau ne vieną skambantį telefoną, o vienu metu šalimais močiutė pradėjo lukštenti saldainį. Ką žinau, gal reikia, gal diabetas, gal numirs kitaip. Esmė tame, kad ir kaip bandžiau, bet įsijausti į muziką buvo labai sudėtinga. Tik koncertų einant į pabaigą, paskatintas kitos močiutės, užlipau laiptais prie vargonų ir tikrai gavau pasimėgauti keliais paskutiniais choro Veritas atliekamais kūriniais. Dar ir vargonus iš arčiau gavau patyrinėti. Apibendrinus, man kažkas nauja, gražu, bet nepasisekė šį kartą. Nenusišypsojo man Fortūna. O kalbant apie Fortūną, Fortūna, sėkmė nusišypsos man kitame Lietuvos gale. Klaipėdos festivalyje pristatoma Carmina Burana. Ir vėl lotyniškai. Ką jis čia pasakoja, kad nori pradėti YouTube kanalą lietuvių kalba? Svarbus trumpas pranešimas. Noriu pakviesti jūs į gyvą pasirodymą. Improvizuota komedija Ilgas. Gruodžio 11 dieną Kaune teatro klube pasirodo Poš ir aš kartu. Norėjau pakviesti jau anksčiau į lapkričio 29 dienos, bet baigės bilietai. Tai papildomas pasirodymas gruodžio 11, tai paskubėkite įsigyti bilietus, nuorodos ir komentaruose ir aprašyme. Kviečiame. Ačiū. Carmina Burana. Bavarijos dainos. Ne tos Bavarijos dainos. Carmina Burana – videografinis spektaklis pagal to paties pavadinimo Karlo Orfo sceninę kantatą. Susipažinkite. Karlas Orfas. Vokiečių kompozitorius pasauliui padovanojęs vieną audringiausių kada nors parašytų muzikos kūrinių.